Sveiki mūsų žiūrovai. Šiandieną mes susitinkame eilinį kartą laiptinėje mano. Ir šiandieną mes pradedame savo kelionę kartu su jumis į Paryžių, į Vokietiją ir į Europos šalis. Taigi pasiėmame jūs kartu ir važinėsim. Čia mano draugė Evelina. Ji bus laidų vedėja. Taigi dabar važiuojam į Kauną iš Klaipėdos. Ką tik išvažiavom 9 ryto. Važiuojam pasiimti trečios pakeleivės mūsų draugės Eglės. Ir va 3 keliausimės. Tai va dabar varom į Kauną, tada varom į Lenkiją, pro Lenkiją važiuojam į Vokietiją. Ir Vokietijai mes būsim Heide parke, ane? O Lenkijai mes šiandien praleisim naktį ir visą laiką mes nakvosim palapinėse. Palapinėse, va ar Prancūzijai, po to varysim į Paryžių. Bet esmė mes įsikūrėm va šitai maždaug. Čia telefonas, navigacija po to bus. Dabar kelią dar žinom. Gali va čia sėdės Eglė. Čia pagalvės, palapinės, čiužiniai, pompas. Nu ir taip toliau. Nu ir pilna bagažinė pagal kas maisto. Va. Tai va taip pagal kas keliaujam su Evelina. Evelina nagus tvarkos. Tik spėjau išvažiuoti, iš karto nulūžo. Jo. Bet dabar varom į Kauną ir susimatysim turbūt Kaune. Tai va, mes dabar jau Kaune. Einam labai nuobodžių koridorių tokį ilgį. Ir pilnas išėjimas paveikų. Pilnas iki pat galo. Ir kas lievai? Kodėl Kaune tualetinio popieriaus nėra tualetuose? Rankšluosčių. Muilo nėra, vanduo šaltas, ilgi koridoriai neįdomus. Kažkaip blogas įspūdis atvažiavus į Kauną man iš karto susidarė. Nu gerai, dabar laukiamės Eglės ir parodysim į Eglę. O štai susitikom su Egle. Mūsų nauja keliauninkę. Bandysim talpinti daiktus į mašiną kažkaip. Kas atrodo? Čia antifrizinis. Likutis. Va, tiek yra. Vietos. Šaldytuvas. Šaldytuvas su maistu, kuris neatsidaro. Va, panas telefone sėdi. Pasiėmėm Eglę ir važiuojam dabar jau link Vokietijos. Pro Lenkiją. Ką tik išvažiavom, dar pakokios Lietuvoje. Bet neužilgo keliausim į Lenkijos pusę. Tikimės pasiekti Vokietiją gal šiandien. Linkėjimai mamai. Ir Evelinos mamai, ir Eglės mamai, ir tėčiams mes visų. Tai vad mes jau Lenkijai. Štai čia ant šviesoforus sumastė užsipilti kuro žmonės. Nu, tiesiog. Ir papietauti gal šiek tiek. Ir štai mes jau Lenkijai. Nežinau, kam šitas biški. Bet nieko, tikimės greit prasimušti į dvipusę eismą. Ką Evelina pakomentuos? Žiūrėk, kaip pila. Ką, Eglė? Kelionė puikiai. Čia atvažiuota Melina mašina, L raidė ir ant stogo. Čia reiškia loseris ant kelio. Kaip pas mus Lietuvoje. Kaip mokyklinukas Lietuvoje, tai čia loseris. Parodyt kokią architektūrą Lenkijai. Nelabai kas skiriasi nuo Lietuvos. Kaukas labai panašus. Namai daugiabučiai. 5. Ai, okay. Daug spalvotų namų. Pavyzdžiui, va čia geltonas, buvo violetinių, mėlynų, kažkoks oranžinis. Bet tokie vis tiek. Daug ir pilkų. Lenkiškas žiedas. Lenkiškas žiedas. O taip. Vieną ar 2 juostas, čia neaišku. Nežinau, aš kaip čia pasakyti. Tipo 2 juostas. Jo, tik tai nėra sužymėta. Čia irgi pilkas pastatas. Tai va. Tokia daug skurdžių. Skurdžių? Nu, tokių trobų, kaip kaime. Nu va, mes dabar važiuojam Lenkijai. Rugpjūčio 26, ne? 7. Ne, 26. 27. Nu gerai, 27. Jo, tikrai. Žodžiu, rugpjūčio 26. Ir čia jau lapai pagelta medžiai, kaip rudenį. Kaip prikritus. Nuvažiavom 200 mylių, tai būtų kiek? Tai būtų 307 km. Nuvažiavom ir dar liko štuka 100 kilų iki Heide parko. Kaip jaučiamės nugarą suprakaitavus. Ir vat kartais va taip tenka važiuoti, kad
išeitų nugarą. Daiktai tau šildo nugarą. Aš jaučiau. Ar, nu ką, pasakysi tau vaikai? Tunelis. Kamščiuose. O čia Varšuvos. Dangoraižiai. Jo. Čia Varšuvos dangoraižiai tokie, taip pat. Visai neblogai čia. Tik, nu, mažai labai jų. Į 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, apie 10 dangoraižių. Tai va, buvom praleidę savo pirmąją degalinę Lenkijoje. Šiandien dabar yra antroji degalinė. Tai visai didelė va tokia, su tumtukais visokiais čia, žmonės vaikšto. Dujų užsipildyti atvarėm ir į tualetus einam dabar va. Dar visi esam Lenkijai. Tomas ieško vietos palapinį statyti. Pro ten mes atvažiavom. Čia tualetai išėjai ir parkingas. Fūros visos pastatytos. Čia jau toks nusileidimas ir Tomas žiūri tikriausiai, ar ten vabalų nėra. Ar garsas girdisi. Bet Nuo skrusdėliniai čia, kelio. žiūrėk, ar čia gal kur merausi? Nu to jisai pasakys kaip čia. Ar verta stat, ar važiuosim toliau. Nu kaip? Kaip pirmoji naktis bus šiandien. Čia taip nusileidus prie tvoros. Ir rūkim. Čia saugiai, bet labai jau garsiai. Man irgi triukšmas, man nepatinka. Bet geriau ten irgi taip pat buvo. Čia, manau, dar daugiau turistų bus. Nufilmuoji kaip? Nufilmuoju dar. O, kadangi susiradom jau vietą, kur miegoti. Pradėjom kurtis palapinę ir čiūžinio čia. Pasijungiam čia prie mašinos. Autostrada šalia. Jūs kartą į autostradą rytais važiuojam. Ten ūkininkai gyvena, biškai karvės šūdų panešė. Tualetas. Bet šiaip normaliai. Vandens yra. Tai einame, parodysim jums vietą, kur mes bandom dabar įsikurti. Čia mes šiandien darysimės bomžpakius ir arbatą. Parodysim kaip, kokiu būdu tai galima pasidaryti. O dabar parodysim jums savo palapinę, kur yra. Žiūrėkit, va, einam, tarp takelius. Autostrada, viskas, žmonės. Ir va, išlenda mūsų lietuviška palapinė. Va ten mes šiandien praleisim naktį, tokioje aplinkoje. Žmonės šiandien nenustebę atrodo mūsų tokiu poelgiu. Tai va, nežinau ar gerai matosi, vakaras. Va taip šiandien gaminamės valgyti. Čia mūsų stalas toks. O kaip jį išjungti? Ten yra užsukti, va. Tai gal tai išjungti? Op. Užsukom, tik matai klibą. Va. Vandenį va iš tualeto paimam. Įsipilam. Ir daromės bomžpakius, po kol kas yra arbatas. O rytoj rytai kokią kiaušinienę gal pasikepsim ar košę. Turės kiaušinių? Aha. Nu va, 7 ryto, ką tik atsikėliam. Einu už... Aš tikliau atsikėliau, jos dar ne. Tai einu šadint dabar, nes man nuobodu. Keliamės. Man nuobodu. Keliamės, nes man nuobodu. Ką mes tavo jau darai? Dabar degalinė 3. Tomas pila degalus. 4 litrai degalų užpilsime. Gerai viskas. Kainos kyla artėjant link Vokietijos. Jo, 2,9 zloto. Langą nusiplauti reikės su tuo. Aha, bet nepasiekė. Tai va, buvo tokia situacija. Įvažiavom vakarė į greitkelį šitą autostradą. Ir naudojo tokius bilietukus, galvojom, o kaip gerai nemokamas kelias. Ir dabar sutikom tą postą. Mes tos bilietukus, kaip suprantu, atiduosim ir susimokėsim už laiką praleistą kelyje. O mes šitam kelyje miegojom šiandien. Ir mes žiūrim, kuo čia greitai visi laksto, kad kuo mažiau mokėti reikėtų. Tai dabar bandysim, mes neturim zloto, esam Lenkijoje. Žiūrėsim, ką pasakys, ar atsiskaitysim eurais, ar kortelę leis atsiskaityti. Kas iš viso vyksta, ar iš viso eisus išnekėti? 9,90. У меня не... Я... Говорите по-русски? Do you speak English? Euros. How much? Mūsų 4. degalinė. Ten jis nuėjo žmogus, kuris mums siūlė
Hugo Boss kvepalas. Čia į mašiną buvo įlindęs. Ir sako, už 5 eurų visus 4 atiduodu kvepalus. Už 5 eurų ir už 3 siūlė. Jo. Bet rusiškai bandė mum įpiršti, gerai, kad tau pasistyrė. Bet mes pigiau gaunam. Ir neaišku, ar tenais padėlka, ar ne. Tai va, neėmėm. Nenorėjom ir šiaip pinigų gaila. Gal ir originalai, neaišku. Tai va. Tiek įspūdžių, jau netoli esam Vokietijos sienos. Čia kaina dujų pabrango, nes jau netoli Vokietija. Vokietijai tikriausiai bus dar brangiau. Tai va, Tomas langą valo. Musikės, manau. Lavonus nuo langų. Pamokyk, kaip reikia. Į apačią. Iš pirmo tai vieną kartą patrini ir į apačią visą laiką. Kad nužiūtų, nubėgtų vanduo, va. O čia tas pats vaikšto su krepšeliu žaliu. Va, čia tas Poro pasienį. Pagaliau pro Lenkiją pravažiavom. Nusibodo jau. Va, atvažiavom į Vokietijos pirmą stotelę. Labai netvarkinga, va, taip čia. Tualetas ten prišiktas yra. Čia Evelina valgo obuolį. Eglė jūsų valgė, va čia valgom. Liko iki mūsų Heide parko kažkur 300 kilų gal. Nu va, esam 5 degaliniai. Esam 5 degaliniai, karoči pasiebu tą galvoju dujų įsipilti. Žiūriu, tas ne tai neįsijungia, žiūrėk. Ne toks. Tai tada prisiminiau, kad yra toks. Varom parodysiu, kaip reikia jį įdėti. Pirmą kartą gyvenime aš įdedu. Įsuka ne tą dalyką. Jeigu nėra tokia, tai va tą galima įsukti. Čia universalus, va tas ir tą jis įsuka, va sriegiai. Bet va dabar tuo atveju čia įsukam. O. Dar neteko piltis dujumą Vokietijai. Iš tikrųjų nieko neteko piltis. Tik čia. Va, žiūrėk, įsukam tą. Tą užsukam va taip va. Tvirtai nuspaudžiam rankeną ir tą į viršų taip va. Nes vietame, kad aš įsukau per stipriai ir va tą adapterį, kai sukinėjau, suspjaučiau rankas, nes ne įsukti. Jau, žodžiu, kvaila sistema užpilinėti kurą. Nu va, mes atvažiavom ką tik ir mes einame į atrakcionų parką. Oras biškį lietus lyja. Dabar ieškom, kur miegosim, kainų visokių, niekas neaišku. Tiesiog pasistatė mašiną ir einam per lietų ieškoti. Kur nakvoti šiandien. Mes radom Heide parką, atvažiavom, kaip ir minėjom, bet miegot kur neradom. Dabar esam kažkur 2 kilometrai atstumą nuo to parko. Pavėsinį tokių kažkokiai. Tiesiog turistams galbūt. Pamatė, kaip kojas peršlapė. Čia biškis užlapau kojas per lietų, bet nu nedaug. Daromės buvom špakius dabar, vat, stribikė. Viską ir eisim turbūt, vat, pas tos žmonės atsistosim, parodysim viską, kad žiūrovai matytumėt viską. Kad vat čia vat apsistosim į tą fermą, prašysim vietos palapiniai. Tai va, atvažiavom į vietą, kur susiradom nakvynį žolytę. Paprašėm pas tų šeimininko vokiečio, jie mokėjo angliškai kalbėti, pirminė mokėjo. Ir jie leido mums pasistatyti mašiną prie jų kiemo. Tenais viduj galėsim įti tualeto naudotis, vonę dušą. Ir jie mums leido va čia pasistatyti palapinę šalia ančių. Kadangi lyja, tai čia po medžiu visai gerai. Tai dabar ką tik pastatėm ir bandom ne su mašininė pompa, o su paprasta, kadangi lyja, tai kad sausiau būtų. Nėr vietos čia, pus! Jo, tikėkimės, tas antis leis mums miegoti.